Ar žinai, ką reiškia žodis entuziazmas? Iš graikų kalbos išvertus entuziazmos yra Dievas kalba tavyje. Ir šiandien aš kalbu į tave, nes mano širdie entuziazmas. Iš kur jis gimė? Aš suvokiu, kad jis gimė iš teisingų žmonių, kurie mane supa. Iš bendravimo su jais, iš naujų įžvalgų, suvokimų, augimo ir nebūtinai labai patogių ir komfortiškų pokalbių. Ir bendravimas su teisingai žmonėm įkvepia. Jisai daro mainus, jisai tave pripildo ir kaip dabar atrodo, jisai užkuria tave entuziazmo, pripildo nuotaikos, energijos ir džiaugsmo ir kažkokios nenusakomos laimės. Atrodo, nėra priežasčių, bet tu jautiesi taip gerai. Taip fainai gyventi, kai tave supa tokie žmonės. Ir tai yra širdies kriterijus, kada jauti, kad vyksta mainai ir tu prisipildai. Ir kita mūsų gyvenimo proza, kada iš įpročio, iš senų draugysčių mes bendraujam su žmonėm nežinodami dėl ko. Ir aiškiai šiaip suvokiam, kad ta draugystė jau išsisėmė arba nieko neduoda, tiesiog užmušamės laiką. Ir apskritai galbūt geriau būtų praleisti vienam su knyga ar kažkur kitur gamtoje, nes tie patys pokalbiai, paviršutiniškumas ir kažkoks laikymasis vieni kitų, nors tai jau yra ne apie dabartinį tavo gyvenimą. Ir čia kalba baimė. O kaip? Kaip man atsisakyti, paleisti tuos žmonės, ką jie apie mane pagalvos, gaila. Ir čia yra viena nepatogi tiesa. Su tavo augimu, su tavo didesniu alkiu gyvenimui, tikrai visi tavo draugai neaugs kartu, kaip tu benorėtum. Ir natūraliai vieni atkris, kiti pasiliks, o gal didžioji dauguma jų atkris. Ir tai yra normalu. Kai žinai šitą tiesą ir ją suvoki, tada nebijai paleisti, nes tikrai šitoje vietoje atsiras nauji žmonės. Pagal tavo dabartinį poreikį, augimą, norą mokytis, patirti gyvenimą, suvokti, duoti, dalintis. Todėl labai kviečiu apsidairyti, ar jūsų supa inkarai, tie, kurie tempia žemyn, ar pas jūs yra aplinkoje labai daug tų kranų, kurie kelia jūs į viršų ir kaip tik padeda judėti į priekį. Mano įsitikinimu tai labai svarbu ir linkiu išgyventi entuziazmą ne kartą metuose, ne per šventes, negavus kažkokią dovaną, o tiesiog jį susikuriant sau su teisingai žmonėm.